Jeigu dėsim kažką, tai tada bus čia pradžia, o jeigu nuvažiuosim ir nusivylysim, tai tada bent jau būsim pasakę, kur važiavom. Tai važiuom į atrakcionų parką. Suptis. Amerikietiškose kalneliuose padalyvauti. Kadangi mums šiaip gyvenime jų labai trūksta, kaip matai. Tai pakankamai toks neblogas turėtų būti, kiek pasiskaitėm ir kiek pasižiūrėjom, bet dėl vėjo ten būna kažkaip ne visi atrakcionai veikia. Tai... Jau žinosim, ar važiuoti mums ar nevažiuoti. Tai va, 15 eurų už parkingą visos dienos. Varom, sakė, viskas atidaryta, varom patikrinti. Kur čia išsiruošėt? Pasidažius visą, išsičiustijus. Taip. Tai jau tokią progą net blakstutes pasidažiau. Čia praktiškai restoranas. Restoranas outfit. Na, nežinau, kas dabar suteiktų daugiau džiaugsmo, restoranas ar tai, kur einu. Mes atvarėm į atrakcionų parką. Port Aventura World. O kol kas tai matėm. Gaila, kad ir Ferraris uždarytas. Pažiūrėkit, kokio aukščio. Čia yra kokio 25 aukštų namas. Bet atidaryti ir kiti. Tokie dideli. Jo, tai eisim check-in. Sakau, svarbu, kad rytinė košė nepabirtų. Nesu buvus tokiam normaliam atrakcionų parke. Visą laiką ten Klaipėdėlį per jūros šventę nusileisdavau iš aukščiausio, bet tokiam normaliam nesu buvus. Tai believe me, bus jai. O kol kas, tai atrodo, kad tuščias parkas, žmonių nerasta. Tai mes buržujai išsinuomavom visą parką savo. O, žiūrėk, yra biški žmonių. Bet tai klausimas, ar tikrai veikia, man atrodo. Ai, va, žiūrėk, važiuoja. Važiuoja ten jau kalneliais. O, jau ir kliksmai girdisi. A, pasiruošęs? Aš pasiruošęs visada tokiem dalykam esu. Pažiūrėsim, kuris čia pridės į kelnes pirmas. Didžiausias pliusas, tai einam laisvai. Jo, visiškai laisvai. Tai žmonių yra, nesijaučiam kaip po apokalipsės. Bet tai įsivaizduok, kiek čia būna žmonių, kad tiek eilės. Jo, tai sezono metu tai va galit patys įsivaizduoti, kas čia darosi tarp tiek šniūrų. Tai vieną atrakcioną, aš nežinau, kiek čia reikėtų turbūt laukti. Nežinau, valandą? Turbūt. Kosmosas. O dabar? Pirmasis mūsų atrakcionas. Jo, einam atrakinti dėžutę. Kaip tu, jaudinės, senukai? Ne, labiau esu excited. Excited, ne? Nu gerai, pažiūrėsim. Sezono metu, kad laikas neprailgtų, parsisiųstum žaidimą. Nemokamą tikriausiai. Nu, ir galėtum jo, pamušinėti rekordus bandyti. Nes čia visur toks. Jo, čia mes dar einam į tą patį pirmą atrakcioną. Tai visur va čia. Sekantis mes. Nu, šoferį pasiruošęs? Inas su ištriškusiam ašarom išėjo va greičio, labai greitas.
Labai greitas. Geras, labai geras. Manau, čia dar grįžtum, dabar yra tikrinti kitų, nes Jo. šitas tai tikrai geras. Taip, keliam. Bet geras. Į tokią atėjai? Private boat. Private boat. Private boat. Į kažkokį tokį įlipom. Nežinau, pusė grįžta šlapių su lietpalčiais, apsimovę, va eina visi. O mes va. Color match. Nežinau. Nežinau ir aš. Bet to sužinosim. Pasiplaukiojimas Baidare, ne? Visiškai. Ir tai dar, sakyčiau, minijos upėj, sraunesnė srovė. Daugiau ekstremo buvo. Viskas. Viskas. 500 pinigų. Kiek vertini iš 10? Lemma, nu 2 realiai. O prieita? O prieitas, nežinau, 9,5. 9,5? 9,5 10, va, kažkas tai tokio. Nu gerai. Kalėdinė dvasiava. Ir aprangų kontrastai, va, kažkas šortukai, kažkas tai su žieminiu paltuku. Bet šilta, tikrai šilta. Labai šilta. Vesterno miestelyje esi. Nu, labai tikrai gražiai padarytas parkas. Toks kaip rančio dabar įėjo. Eisim dabar į atrakcioną, va, visą konstrukciją iš medžio padaryta. Ina, ką sakėjai apie medinę konstrukciją? Nekelia man daug pasitikėjimų. Devingas. Devingia? Man jaučiu... Anas man didesnį įspūdį padarė. Tas visas greitis. Man jaučiu šis tokį 7 gerą. A. 7 gerą. Bet, jo. Bet labai daug kratimo, labai daug kratimo. Jo, baisiai. Baisiai daug kratimo. Tai neaišku, kas čia matysis mūsų. Ką, važiuojam toliau? Varom. Planuotai atvarėm į šitą, žmonių nebuvo, eilių nebuvo. Varom. Buvo pakeliui. Buvo pakeliui. Kaip čia neišbandžius. Tai viskas? Ne, gal. Tikrai? Nu, man atrodo, turėtų greičio paduoti. Arba čia jau būtų tada kažkas tai kitokio negu kad... O, biškis sukt, man atrodo, pradeda. Ar ne? Nusileidžiam. Nu, bet ar greičio nepadavė, nei biškį? Ne, man atrodo, kad jau viskas flip low. Jūs juokavot. Viskas.
Antras promotas. Išvada ten, kur nėra žmonių, reiškia geriau ir neiti. 500 pinigų. Kiek vertini? Vienu. Einam į tavo bokštą nusileisti. Tai toks kaip televizijos bokštas, galiu pasakyti. Ready? Ready to go? Visada ready. Kaip parkaitą. Liava, nežinau, kaip nesusikeikti, bet mumis šokiravo šitas bokštas. Eina savo. Ta prasme. Prieš tai... Stovėjom eilėje ir žmonės atsileido ir mes stovėjom ir sakom, bliava, Jokio cypt, jokio cypt, čia gal net nėra tai baisu, kaip įsivaizduojam. Bet kai leidomės patys, supratom, kodėl to cypt nėra. Patyrėjai grinai tokią šoko būseną kažkokią. Užgniaužia kvapą, tas laisvas kritimas, kad tu net garso negali išleisti. Labai įdomi, aš taip žiūriu į tą žemę, artėja, sustojo ir paskui jau, kai nuleido, tai tada juoktis tik tais pradėjau. Tokia grinai šoko būsena buvo. Blemba, aukštis geras. Geras. Nėra kažkokio, kad būtų greitis ten ar labai pavojinga. Bet, labai savotiškai taip. Savotiška. Emocijos savotiška tokia labai geras. Gerai, keliaujam toliau ieškojam. Nu ką, mūsų sekanti stotelė. Atrodo rimtai. Daro. Nu, vaikutė, pasiruošęs? Ready, visada ready. Nebijai? Eik. Į bokštą vos įkalbėjau, eik. Va, žiūrėk, gali parodžiu, kokias mėlynės jau. Formuojasi. Į bokštą vos įkalbėjau eit, labai bijojo. Eik. O, jopšik, vai, dabar tai laikykitės, vaikučiai. Visos mano, kaip sakant, ir ašaros, ir per nosį viskas pasileido. Sako, snarglys man išbėgo. Vidury atrakcionų, tai kaip man jaustis tokią kaiminką turim. Kūnas tikrai jaučiasi toks biškai patirpęs. Toks eini kaip želatina. Tokia, tai žodžiu. Dabar buvo ant raudono, varom ant balto. Var. Bet pakol kas šitas parkas užskaitom, ne? Jo, good. Tikrai užskaitom. Įspūdžiai geri. Eik tu savo, tikrai biškai nešioja. Jo, koordinacija keista. Himalajų ekspedicija, vadinasi šitas reikalas, kuris mūsų laukia dabar. Nu tai čia rimčiausiai jau kalniukai viso šio parko. Jie vadinami amerikietiški. Žiūrėsim.
geras, tikrai geras. Jo, emocijos tikrai, kad padavė. Už tą, už raudoną man labiau šitas. Jo. Nors raudonas ten daug ir per galvą vartė ir panašiai, bet emocijos šitas daugiau. Greitis čia toksai. No. Pagauna greitį gerą, bet jaučiu, kad šitas ir pats pirmasis. Jo, man tai irgi topai. Topai. Ai, nu ir bokštas dar irgi. Bokštas, na ten kitai. Jo. Kita emocija. Jo, ten jau ne kalneliai. Pavyzdžiui, sumokėjom 40 eurų. Žmogui. Žmogui 15 parkingas, tai išleisim 100. No. Bet, nu tikrai, bet visą dieną realiai gali eiti kiek nori kartų, žmonių nėra, va čia realiai maksimali eilė. Jo, to jo, apsuksiu. Va čia maksimali eilė, kurioje mums teko laukti, ir tai čia per vieną kartą jinai sueina. Jo, tai tikrai verta. Šiuo atveju vėlgi mums tas nesezono metas, tai labai iš tikrųjų gerai susižaidė, nes eilėse, nu, ilgai čia nais. Jo, reikėtų tikrai high seasono atvarius, tai turėtų būti kosmosai. Be valandas turėtum apsišarvuoti, kad tai yra. Taip. Tai žodžiu, bandysim rankų taiklumą. Taip. 16 eurų sutaupėm. Pirkdami online bilietus. Yes, nes vietoj kainuoja 8 eurus daugiau, todėl išleisim dabar ant žaidimų, nori žaisti. Jo, tai žaidimai kainuoja 5 žaidimai 20 eurų, tai pasirenki, per kurios nori eiti ir gali bandyti. Tai bandysim? Jo, žiūrėsim, kas gausis. Susikaupk, neskubėk. Take your time. Taiklioji rankelę. Davai, važiuojam. Beveik. Kažkaip ne mūsų diena šiandien. Pagodos prizas. Kokį nori? Šitą. Šitą? Jo. Yes, thank you. Kuraka. Sakė, parodys klasę. Nėra, dar čia ispanai matė, taikliosi. Davai, važiuojam. Prizas šitos meškos noriu. Gracias. Tradiciškai mašinėlės. Žiūrėk, kad aš tau į užpakalinį varyčiau. Nelaužyk striukės. Įdės ant staklių tau. Suvedžiojo vinuką. Varom toliau. Bam! Visi eina lauk, mes į priekį. Mes dar bandysim iššokti paskutinį traukinį. Bet kažkaip, nežinau, labai skeptiškai aš jau. Nu kodėl, dar 20 minučių iki paskutinės. Iki paskutinės. Nu, bandom. Bandėm sutrumpinti kelią, tai papuolėm į visiškai Alisą stebuklų šalyje. Kas čia vaikam dedasi? Ta prasme, va tokie, va Barbie namai pastatyta. Barbinas mano eina, Kenas. Rūžavų mėgstukų prisiderinęs. Žodžiu. Nu, kalnelį kaip ir čia, bet neaišku, ar sutrumpinom labai. Greičiausiai, kad paskutinis. Paskutinis jau. Jo, tai kelią radom, šiaip ne taip. Ina jau norėjo pasiduoti, bet sakiau, davai varom. O tokias emocijas čia. Jo. Paliekam
renkam atrakcionus. Vieni iš paskutinių jau. Jo, mes esam kur mūšiai. Nežinau. Mes buvom pasišventę atrakcionų parko lankytojai. Iki paskutinių. Spaudėm iki paskutinių. Į paskutinius traukinius. Jo, grinai, paskutiniai traukiniai su mumis važiavo. Labai gražu vakare. Kalėdinis miestelis. Ką mes ir vėl maisto parduotuvėje, tik šį kartą ne Lidl. Po atrakciono parko reikia pasidaryti vakarienę, sugalvom daryti meksikietišką troškinį ir labai užsinorėjom ledų. Tai todėl tai yra priežastis, kodėl esam parduotuvėje. Varom prekintis ir vakarieniauti, nes esam tikrai realiai su pusryčiais gyvenam. Manai, kiek sumokėsi už šitą? No, gracias. Aš sakau 3,8 eurus. O, jau sakau apie ten. Gerai. 53 eurai 12 centų. Nu ką, vaikučiai grįžo iš Supinių parko, apsiprekino. Ir dabar jau kas ką. Tai Ina sakė, man reikia pasiruošti skonių harmonijai. Nu, dabar jau būsiu prisišnekėjus. Jo, tai aš jau esu pasiruošęs. Jaučiuosi nusikalnus. Nu, Tos emocijos atima jėgas. Toks visą dieną ant amerikietiškų kalnelių. Tai dabar jau toks pavalgyti ir griūti lovą. jo, tai tikrai, kad yra, matyt, atidavėm, jo, grinai turbūt atidavėm viską, ką turėjom ir iššaukėm ir panašiai, bet, nu jo, momentais, ką? Jo, tai momentais tikrai, kad tai buvo faina pasijausti, taip, nežinau, kaip čia vaiku, gal reikėtų sakyti, bet, nu, kai atrakcionai neša tą emociją, tai tikrai smagu ją pasimėgauti. Tai žodžiu, super, kad apsilankėm. Pažiūrėkit, kokie meniu pas mumis. Donytės apskrudintos su česnakiuku, viską. Čilis sriubytė. Nu, čia yra... Kas pasakytų, kad mes gyvenam kemperį? Mes restorane gyvenam. Visiškai. Šiandien yra Meksikos restoranas. Taip. Tai sveiki atvykę į meksikietišką vakarėlį. Aloha, amigos. Tai kiek vertini? Ar ką? Ar ką? Sriuba. Lemon, nesinori tą miegą tipo susigadinti. Eik tu. Nepradėk. Teisiu šviestai. Blemba, aštunkė, manau, duodu tikrai. Aštunkė? Manau, jo, duodu tikrai. Nu va, tai žodžiu, ką tik susigadinau miegą. Ne, tai viskas gerai. Ačiū už atvirumą tau. Tai va, labanakt. Labanakt.